Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. Priedas. Žemiau esantis tekstas yra paskutinis Jogo autobiografijos skyrius 1940–51 metai, parašytas Yoganandos 1951 metais, praėjus 5 metams po originalaus šios knygos leidimo. Mes pateikėme šį skyrių taip, kaip jį parašė pats Yogananda, be jokių pomirtinių pakeitimų, papildymų ar išbraukimų, atsiradusių dėl kitų žmonių kaltės po Yoganandos mirties 1952 metais. Leidykla Crystal Clarity Publishers mielai pristato šį leidimą su visa vidinė jo galia, kaip ir didis jogos meistras pirmą kartą pateikė ją. 49 skyrius 1940–1951 metai. Pastaba. Daug naujos medžiagos buvo pridėta trečiajame šios knygos leidime 1951 metais. Patenkindamas pirmų 2 leidimų skaitytojų prašymus, šiame skyriuje pasistengiau atsakyti į daugybę klausimų apie Indiją, jogą ir vedų filosofiją. Pastabos pabaiga. Mes iš tiesų supratome meditacijos vertę ir žinome, kad niekas negali suardyti vidinės mūsų ramybės. Per pastarąsias 2 savaitės susitikimų metu išgirdome aviacijos antskridžių perspėjimus ir klausėmės uždelsto veikimo bombų sprogimų. Tačiau mūsų mokiniai, nieko nepaisydami, susirenka ir džiaugiasi nuostabia meditacija. Tokia drąsi žinia parašyta man Londono savirealizacijos draugijos centro lyderio buvo vienas iš daugelio laiškų, siųstų man iš karo draskomos Anglijos ir visos Europos, kol Amerika dar nebuvo įsijungusi į šį karą. Štai ką man 1942 metais parašė Rytų išmintis redaktorius daktaras L. Cranmeris Bingas. Skaitydama žurnalą Rytai vakarai suvokiu, kaip toli esame vienas nuo kito, lyg gyvendami 2 skirtinguose pasauliuose. Iš Los Andželo mane pasiekia grožis, tvarka ir ramybė. Lyg laivas, plaukiantis į apgultą miestą, kaip šventojo gralio palaima ir ramybė. Lyg sapne matau jūsų palmių giraitę ir Ensenito šventyklą su vandenyno platybėmis ir kalnų vaizdais, o šalia visi dvasingai nusiteikę draugijos vyrai ir moteris, sąmoningai susitelkusi bendruomenė, pasinėrusi į kūrybinį darbą ir paskendusi apmąstymuose. Perduodu visai draugijai nuo paprasto kareivio kuo nuoširdžiausius linkėjimus, parašytų stebėjimų bokšte, belaukiant aušros. Karo metai dvasiškai prabudino nemažai žmonių, kurie niekada anksčiau net nebandė studijuoti šventraščių. Vienas menkas karo baisumų privalumas. Gaudavau laiškų iš įvairiausių pasaulio kampelių, manęs prašydavo dvasinių patarimų ir paguodos. 1937–1947 dešimtmetį aš beveik nuolatos kas 2 savaitę praleisdavau tai Ensenite, tai Los Andžele. Sekmadienio apeigos, užsiėmimai, paskaitos bažnyčiose, klubuose ir kolegoms, pokalbiai su mokiniais ir vis didėjantis laiškų kiekis, straipsniai savirealizacijos draugijos žurnalui, vadovavimas veiklai Jogoda Satsanga įvairiose Indijos dalyse, taip pat didesnėms ir mažesnėms savirealizacijos draugijos, bažnyčioms bei centrams daugelyje Amerikos valstijų, dar Kanadoje, Meksikoje, Anglijoje, Europoje, Afrikoje, Filipinuose, Havajuose ir Kuboje. Daug laiko skyriau Krijos ir kitų savirealizacijos draugijos mokymų pritaikymui, savarankiškam mokymuisi tiems toli gyvenantiems jogos ieškotojams, kurių aistra
nepripažino jokių erdvės ribų. 1939 metais aplankiau savirealizacijos draugijos centrą Bostone. Mane lydėjo Svamis Premananda, savirealizacijos draugijos bažnyčios Vašingtone įkūrėjas. Šalies sostinėje jis įgyvendina Lahirio Mahasajos idealus. Šio centro lyderis daktaras M.V. Levis apgyvendino mane ir mano kolegą meniškai papuoštuose apartamentuose. Pone, tarė man šypsodamasis daktaras Levis, pirmaisiais savo gyvenimo Amerikoje metais jūs gyvenote šiame mieste atskirame kambarėlyje, net be vonios. Aš norėjau jums parodyti, kad Bostone yra prašmatnių kambarių. Siekiant patenkinti vis augančius poreikius Pietų Kalifornijoje 1942 metais, visų religijų savirealizacijos bažnyčia buvo pastatyta Holivude. Universalus tyrumas tryško iš nedidelių nišų su Lahirio Mahasajos, Šri Juktešvaro, Krišnos, Budos, Konfucijos, Mozės, Švento Pranciškaus statulėlėmis ir nuostabios perlamutrinės Kristaus per paskutinę vakarienę paveikslo reprodukcijos. Visų religijų savirealizacijos draugijos bažnyčia 1943 metais buvo įkurta San Diege, kita 1947 metais Long Beach, Kalifornijoje. Ramiai ant kalno viršūnė stovinti šventikla, žvelgianti į žėrinčią San Diego įlanką, buvo pastatyta gražiame eukaliptų slėnyje. Long Beach bažnyčia, esanti šalia įspūdingos miesto auditorijos, buvo nuostabiai suprojektuota pagal viduramžišką normanų karalių stilių. Vienas nuostabiausių pasaulio sklypų, gėlėtas stebuklų šalis Kalifornijoje 1949 metais buvo padovanotas savirealizacijos draugijai. 12 akrų žemė buvo lyg gamtos amfiteatras, apsuptas žaliuojančių kalvų Ramiojo vandenyno uolyne šalia Los Andželo. Vakarinė sklypo dalis buvo atsigręžusi į Ramųjį vandenyną. Vienas iš sklypo privalumų buvo 2 akrų tvenkinys, mėlynas brangakmenis kalnų karūnoje. Dėl vaiskių jo vandenų ši vieta buvo pavadinta savirealizacijos draugijos ežero šventikla. Karštų ir šaltų šaltinių maitiname vandenyje gyveno įvairių rūšių didelės ir mažos žuvys. Išgirdę skambant varpą, žuvų spiečiai gražiai iškildavo į vandens paviršių, nes tuo metu gaudavo duonos trupinių. Prie rytinio kranto buvo pririšta kiniška džonka, moderni 2 denių jachta. Ežero pakraščius ir kita šio ploto dalis puošia palmės, kiniški ryžinio popieriaus medžiai, mangai, melionmedžiai, guajavos, figmedžiai, bananai ir raudonų obuolių obelis. Sodų ir parkų formavimas, akmenų tašymas, medžių, krūmų ir gėlių sodinimas buvo mėgstami savirealizacijos draugijos mokinių užsiėmimai. Piligrimai į savirealizacijos draugijos ežero šventyklą patekdavo per mažus tiltelius, esančius po tropinių medžių arkomis ir egzotiškomis gėlėmis apsodintais takeliais. Daugelis lankytojų sakydavo, jog jaučiasi patekę lyg į visai kitą šalį, puikiai suderinančią dekoratyvų rytų ir vakarų žavesį. Miškingoje ramybėje sunku suvokti, kad kalnų ir vandenyno supamas plotas yra visai šalia triukšmingo ir šiuolaikinio komercinio centro. Po atviru dangumi ir vakarinėje ežero dalyje esanti sekmadienio maldų savirealizacijos draugijos šventikla buvo paprasčiausios baltos kolonos, papuoštos dideliais aukso spalvos lotosais. Stebint arkinį įėjimą su kolonomis ir jo atspendį ramiame ežere, buvo sunku atskirti tikrą nuo netikro. Šalia stovėjo marmurinės statulos, viešpaties Budos iš Kinijos ir Guan In,
kiniška dieviškosios motinos personifikacija. Ant kalvos virš krioklio stovėjo didžiulė Kristaus statula. Giedras jo veidas ir aukso spalvos drabužiai buvo įspūdingai apšviečiami nakties metu. Neįprastas 3 aukštų statinys buvo tiksli olandiško vėjo malūno kopija. Šalia jo esančiame kieme buvo savirealizacijos draugijos kavinė. Pro kvepiančių imbierų, bambukų ir kaktusų lauką buvo galima patekti į Žagrenių paunksnėje esančią vietą meditacijai, kuri buvo natūralus koralinių akmenų iš Saltono jūros darinys. Taikioje koplytėlėje puikavosi daugybė savirealizacijos draugijos mokinių dovanų, įskaitant šilkinį kinišką kilimėlį, perlamutrinį kryžių, vokiečių kalba 1549 metais išspausdinta Biblija. Subtiliai išraižyta 600 metų senumo altoriaus dalis buvo Ispanijos karalienės koplyčios liekana. Šiaurės vakarų ežero pakrantėje virš nuostabaus sodo stovėjo gyvenamasis namas. Šalia esančio vandens rato teškenimas buvo lyg rami lėta muzika. Vienas iš 4 ypatingų įvykių. Pastaba. Kiti 3 jubiliejiniai įvykiai buvo šie. Sodo vakarėlis su 700 savirealizacijos draugijos mokinių, švenčiamas rugpjūčio 13 dieną Vašingtono kalno žemėje, 2 ekskursijos į savirealizacijos draugijos centrus įvairiuose pietų Kalifornijos dalyse, organizuojamos savirealizacijos draugijos nariams iš įvairių miestų, šventa rožių ir žvakių ceremonija, švenčiama rugpjūčio 27 dieną, kurios metu duodu pašventinimus į kriją jogą maždaug 500 mokinių. Pastabos pabaiga. Žyminčių 13 savirealizacijos draugijos Amerikoje metinės buvo viešas savirealizacijos draugijos ežero šventyklos pašventinimas 1950 metų rugpjūčio 20 dieną. Pagrindinis įžanginės dalies pranešėjas buvo gerbiamas Goodwinas G. Knightas, Kalifornijos provincijos gubernatorius. Ruošdamas pašventinimą, aš sukviečiau nemažai garbės svečių iš įvairių šalių, įskaitant gerbiamą Oskarą Gavrilovičių, generalinį Jugoslavijos konsulą Niujorke, atstovus iš Kanados, Meksikos, Havajų, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Korėjos, Kinijos, Indijos bei Jungtinių tautų. Ceremonija prasidėjo 1500 žmonių giedant žvaigždėmis papuoštą vėliavą, paskui 130 oranžinės spalvos drabužiais apsirėdžiusių vyrų ir moterų, savirealizacijos ordino entuziastų giedojo O viešpatie nuostabusis. Tuomet savirealizacijos draugijos berniukai pademonstravo publikai mokslinės jogos asanas, pozas, skirtas kūno ir proto sveikatai. Ta diena mes pašventinome paminklą, skirtą Mahatmai Gandžiui ir taikai pasaulyje. Dalis iš Indijos atsiųstųjų pelenų buvo pagarbiai patalpinti po 1000 metų senumo akmeninių sarkofagų šalia stačių uolų. Jaunesnysis mano brolis Sananda Lalas Ghošas šiai neįprastai progai aliejiniais dažais nutapė didžiulį Mahatmos portretą ir atsiuntė jį čionai iš Indijos. Savirealizacijos draugijos ežero šventikla yra atvira visuomeniai. Per 8 mėnesius nuo atidarimo šią vietą jau aplankė 10 000 žmonių. Be gydomųjų gamtos galių, daugelis lankytojų čia randa ir dvasinės ramybės paguodą. 1951 m. balandžio 8 d. Holivude, Kalifornijoje buvo pašventinti savirealizacijos draugijos darbuotojų statyti pirmieji kultūriniai Indijos namai Amerikoje. Atidarymo ceremonijoje buvo pristatyti 8 medaliai, kuriais savirealizacijos draugija buvo apdovanota 1950 metais už tarnavimą žmonijai. Pastaba. Savirealizacijos draugijos auksinėme medalyje pavaizduotas kryžius,
penkiakampė žvaigždė su trečiaja akimi centre ir lotosas. Dumble esančios jo šaknis ir į saulę besistiebiantis vainikas simbolizuoja kopimą nuo mirtingumo Dievo link. Medaliais kasmet apdovanojami humanitarai dirbantis religijos, meno, mokslo ir tarnavimo visuomeniai sferose. Savirealizacijos draugijos neskatina savo narių slėptis nuo visuomenės, o gyventi harmoningai tarp meditacijos ir kūrybiškos išorinės veiklos. Pastabos pabaiga. Pašventinimo apeigose dalyvavo Kalifornijos provincijos gubernatorius Naitas ir Indijos generalinis konsulas M.R. Ahudža. Jos prasidėjo Amerikos, Indijos ir Jungtinių tautų vėliavų pakelimu. Indijos namuose, kurie yra rytų ir vakarų susitikimo vieta, yra indiška savirealizacijos draugijos kavinė, memorialinė Gandžio biblioteka, skaitimo kambarys su daugybė knygų bei žurnalų iš rytų ir 350 žmonių talpinanti auditoriją paskaitoms bei užsiėmimams. Šiame plote, į kurį patenkama pro didžiulės lotosais papuoštas kolonas, yra 4 pastatai – Indijos namai. Pastaba. Tarp pirmųjų Indijos namų lankytojų buvo Radžputanos universiteto profesorius B.S. Upthajaja, knygos Indijos Kalidasos laikais sanskrito literatūros istorija ir dar 8 knygų apie Indiją autorius ir daktaras Nagendras Natas Dasas iš Kalkutos, žymus chirurgas, žinomas dėl širdies ir smegenų tyrinėjimų. Daktaras Dasas yra brangus mano vaikystės draugas, lydėjęs mane ne vienoje kelionėje Indijoje, kurioms bilietus gaudavo mano tėvas. Dabar mano draugas aktyviai susijęs su savirealizacijos draugijos veikla Indijoje. Iš amerikiečių pranešėjų Indijos namuose 1951 metais galima paminėti simfoninių orkestrų dirigentę daktarę Antoniją Briko ir garsų orientalistą Virdžinijos universiteto profesorių Kurtą Leidekerį. Pastabos pabaiga. Visų religijų savirealizacijos draugijos bažnyčia pašventinta 1942 metais. Gyvenamasis namas savirealizacijos draugijos darbuotojams, savirealizacijos draugijos suvenyrų parduotuvė. Pastaba. Savirealizacijos draugijos suvenyrų parduotuvėse Holivude ir Encinite parduodami daiktai yra savirealizacijos draugijos narių ir draugų dovanos. Gautas pelnas naudojamas išimtinai labdaringiems tikslams. Savirealizacijos draugijos suvenyrų parduotuvių ir kavinių darbuotojai yra savirealizacijos ordino entuziastai, paskyrė savo gyvenimą pasauliniam broliškumui skleisti ir gyventi pagal savirealizacijos draugijos idealus. Už darbą jie negauna jokio atlyginimo, o visas dovanas aukoja labdaros fondui. Iš jo teikiama medicininė pagalba, savirealizacijos draugijos vaistinė rančyje ir maistas vaikams Indijoje bei Europoje. Savirealizacijos draugijos maldos taryba Los Andžele siūlo nemokamas paslaugas kiekvienam, kuris prašo pagalbos išspręsti konkrečias savo problemas. Pastabos pabaiga. Akmeniniai suoleliai pievelėje kviečia triukšmingo prospekto praeivius užeiti ir pasimėgauti meditacijos dvasia. Yogoda Satsanga, savirealizacijos draugijos padalinys Indijoje, gerokai praplėtė dvasinio ir humanitarinio darbo mastą. Indijos būstinė Yogoda Mat Dakšinešvare, Bengalijoje, vadovauja entuziastas Brahmačaris Prokasas Dasas. Kartą per 3 mėnesius išeinančiame žurnale Yogodo žurnalas, spausdinamame Yogoda Satsang spaustuvėje Dakšinešvare, visuomenė supažindinama su įvairių Yogoda Satsang centrų ir klestinčių Yogoda Satsang mokyklų Lakšmanpūre, Midnapore bei Rančyje veikla. Yogoda Satsang centras Kalkutoje, kuriam vadovauja mano brolis Sananda, rengia susitikimus sename mūsų šeimos name Gurparo gatvėje. 1950 metais didžiulis ir puikus Yogoda Satsang centras buvo įkurtas Branangare,
šalia Kalkutas. Projektas dar kūriamas, nors didelėmis rytų ir vakarų entuziastų pastangomis jau yra pastatyta šventikla Jogodos Atsangašame Pūryje, kur ilsisi mylimo Džanano avataro Šri Juktešvaro palaikai. Įkurti vakaruose savirealizacijos draugijos organizaciją, avilį dvasiniam medui rinkti, mane įpareigojo mano guru ir param guru Šri Juktešvaras ir Babadži. Šventų tikslų įgyvendinimas neapsėjo be sunkumų. Pasakykite man atvirai, Paramhamsadži, ar ji verta to? Tokį lakonišką klausimą vieną vakarą uždavė man daktaras Lloydas Kennelis, savirealizacijos draugijos bažnyčios San Diege lyderis. Aš iškart supratau jį. Ar jūs laimingas Amerikoje? Ką galite pasakyti apie neviltį, galvos skausmus ir centrų lyderius, kurie nesugeba vadovauti, ir mokinius, kurių negalima išmokyti? Palaimintas yra tas žmogus, kurį Viešpats tikrina, daktare. Jis retkarčiais prisimena mane ir dovanoja man kokiu nors sunkumu. Tuomet prisimenu visus ištikimuosius, mylimuosius, atsidavusiuosius ir suprantančiuosius, sudarančius Amerikos širdį. Kalbėjau truputį akcentuodamas. Mano atsakymas būtų taip, 1000 kartų taip. Ji tikrai verta to. Ji yra nuolatinis įkvėpimas, daug didesnis, nei kada nors galėjau tikėtis, matyti rytus ir vakarus susijusius nepertraukiamais dvasiniais saitais. Didieji Indijos mokytojai rodė nepaprastą susidomėjimą vakarais, gerai suprato šiuolaikinės sąlygas. Jie žinojo, kad kol visos tautos nesujungs rytų ir vakarų dorybių, tol pasaulio reikalai nejudės pirmyn. Kiekviena sritis turi sugerti visas geriausias kitos srities savybės. Keliaudamas po pasaulį, aš su liūdėsiu stebėjau daugybę kančių. Rytuose žmonės kentėjo daugiausia dėl materialaus skurdo, vakaruose dėl protinių ir dvasinių problemų. Tautas skausmingose gniauždose laiko prieštaravimai tarp civilizacijų. Pastaba. Tokie žodžiai supa mane lyg audringa jūra. Argi tavoji žemė tokia sudarkyta, sudaužyta į šukes? Pažvelk, kaip visi daiktai skrenda nuo tavęs, nes tu bėgi nuo manęs. Visa, ką tau duodu, iš tavęs ir pasiimu. Ne tau pakenkti, bet kad galėtum ieškoti to mano rankose. Visa, ką tavo vaikas įsivaizdavo kaip paprasta, aš išsaugojau tau savo namuose. Pabusk, paimk mano ranką ir eik. Francis Thompsonas, Dangaus medžiotojas. The Hound of Heaven. Pastabos pabaiga. Indija, Kinija ir kitos rytų šalis gali daug ko pasimokyti iš vakarų šalių praktiškumo ir ekonominio našumo, pavyzdžiui, iš Amerikos. Kita vertus, vakariečiams reikia giliau suvokti dvasinį gyvenimo pradą ir ypač tas technikas, kurias Indija jau seniai sukūrė žmogaus sąmoniai su Dievu sulieti. Įvairiapusiškos civilizacijos idealas nėra fantastika. Ištisus tūkstantmečius Indija buvo tiek dvasinės išminties, tiek ir materialaus klestėjimo šalis. Paskutiniųjų 200 metų skurdas ilgoje Indijos istorijoje yra tik viena karminė fazė. Šimtmetis po šimtmečio pasaulio simbolis buvo Indijos turtai. Pastaba. Istoriniai šaltiniai iki pat 18 amžiaus pristato Indiją kaip pačią turtingiausią pasaulio tautą. Beje, niekur hinduizmo literatūroje ar tradicijose nėra jokios užuominos, kad ankstyvieji arijai įsiveržė į Indiją iš tam tikrų Azijos ir Europos kraštų. Todėl suprantama, kad mokslininkai negali atrasti pradinio taško šiai tariamai kelioniai. Esminį įrodymą
Vedose apie tai, jog Indija nuo neatmenamų laikų buvo indų žemė, savo knygoje Rigvedos Indija, Rigvedic India, išspausdintoje 1921 metais Kalkutos universiteto, pateikė Abinas Chandra Dasas. Profesorius Dasas tvirtina, kad būtent išeiviai iš Indijos apsigyveno įvairiose Europos ir Azijos dalyse, kur paskleidė arijų kalbas ir tautosaką. Pavyzdžiui, lietuviai, neturinti senų literatūros tradicijų, turi tokią į sanskritą panašią kalbą, kad gali suprasti sanskritų kalbančius mokslininkus. Filosofas Immanuelis Kantas, kuris nieko nežinojo apie sanskritą, buvo apstulbintas sudėtingos lietuvių kalbos sandaros. Jis sakė, lietuvių kalba yra raktas, atversiantis visas ne tik filologijos, bet ir istorijos mįsles. Biblijoje irgi užsimenama apie Indijos turtus ir rašoma, kad Taršišo laivai iš Ofyro, Soparą ir Bombėjaus pakrantę atgabeno karaliui Saliamonui aukso ir sidabro, dramblio kaulo, beždžionių ir povų, dar daugybę sandalmečių ir brangių akmenų. Graikijos ambasadorius Megastenas, 4 amžius prieš mūsų erą, paliko mums smulkų aprašymą apie klestinčią Indiją. Plinijus, 1 mūsų eros amžius, pasakojo, kad romėnai prekiams iš Indijos, kuri tuomet turėjo stiprią jūrinę galią, per metus išleidžia 50 milijonų sestercijų, 5 milijonai JAV dolerių. Kinų keliautojai vaizdingai aprašė turtingą Indijos civilizaciją, jos švietimo sistemą ir puikų valdymą. Žiūrėkite Tomo Waterso knygą apie Juanio Čvango keliones Indijoje 629–645 mūsų eros metai, kurią išleido Karališkoji Azijos draugija. Juanio Čvango laikais visa Šiaurės Indija buvo palanki karaliui Haršai. Kai vienas kinų keliautojas iš Indijos išvyko į Kiniją, jis atsisakė karaliaus dovanų, retų brangakmenių ir 10 000 auksinių monetų. Tačiau kaip didesnė vertybė savo šaliai pasiėmė 657 religinius rankraščius. Kolumbas 15 amžiuje atradęs naująjį pasaulį, iš tiesų ieškojo trumpesnio prekybinio kelio į Indiją. Ištisus šimtmečius Europa troško turėti Indijos turtus. Šilką, subtilius audinius, tokius plonus, kad juos vadindavo oro audiniu arba nematoma migla, kartūną, brokatą, siuvinius, kilimus, peiliadirbių prekes, šarvus, dramblio kaulą ir iš jo padarytus dirbinius, kvepalus, smilkalus, sandalmedžio dirbinius, keramiką, vaistus ir tepalus, indigą, ryžius, prieskonius, koralus, auksą, sidabrą, perlus, rubinus, smaragdus ir deimantus. Pirkliai iš Portugalijos ir Italijos užfiksavo savo nepaprastą pagarbą didingai Vidžangaros 1336–1565 imperijai. Jos sostinės didybę Arabijos ambasadorius aprašė kaip niekur neregėta, niekur negirdėta, kuriai nėra lygių visame pasaulyje. 16 amžiuje pirmą kartą savo istorijoje Indija pateko į svetimšalių rankas. Į šalį 1524 metais įsiveržė turkai ir pradėjo musulmonų karalių dinastiją. Įsikūrę senovinėje žemėje, naujieji monarchai neįkvojo jos turtų. Visgi nusilpusi nuo vidinių vaidų, turtingoji Indija 17 amžiuje tapo kelių europietiškų tautų auka, kol galiausiai dominuojanti galia joje tapo Anglija. Indija taikiai išsikovojo nepriklausomybę 1947 m. rugpjūčio 15 d. Kaip ir daugelis indų, galiu dabar papasakoti vieną istoriją. Pirmojo pasaulinio karo metais prie manęs priėjo grupė jaunuolių,
kuriuos pažinojau dar iš koledžo laikų ir paprašė manęs vadovauti revoliuciniam judėjimui. Aš atsisakiau ir tariau: užmušę savo brolius anglus nepasieksime gerovės Indijai. Jos laisvę pasieksime ne kulkomis, o dvasinė galia. Paskui įspėjau savo draugus, kad ginklais pakrautus vokiečių laivus, į kuriuos jie dėjo tiek daug vilčių, greičiausiai sulaikys anglai Diamond uoste, Bengalijoje. Visgi vaikinai nusprendė įgyvendinti savo planus, kurie baigėsi taip, kaip aš ir išpranašavau. Tik po kelių metų mano draugai buvo paleisti iš kalėjimo. Keli iš jų atsisakė smurtinių savo įsitikinimų ir prisijungė prie Mahatmos Gandžio politinio judėjimo. Galų gale jie pamatė Indijos pergalę unikaliame, taikiu būdu laimėtame kare. Liūdno šalies padalijimo į Indiją bei Pakistaną ir trumpo, bet krūvino nesutarimo keliose šalies vietose priežastis buvo ekonominiai veiksniai, o ne religinis fanatizmas. Šalutinė priežastis dažnai per klaidą laikoma pagrindinė. Daugybė hinduistų ir musulmonų praeitie gyveno visiškoje santarvėje. Abiejų religijų atstovai buvo tikėjimo neturinčio mokytojo Kabiro 1450–1518 mokiniai. Net ir šiomis dienomis yra daug jo pasekėjų. Kabir Panthis. Valdant musulmonui Akbarui Didžiajam, Indijoje vyravo pati plačiausia tikėjimų laisvė. Net ir šiandien tarp 95% paprastų žmonių nėra jokios religinės nesantaikos. Tikroji Indija, kuri gali suprasti Mahatmą Gandį ir sekti jo pavyzdžiu, randama nedideliuose triukšmingose miestuose, bet ramiuose 700 tūkstančiuose kaimų, kur nuo neatmenamų laikų esminis gyvenimo bruožas yra paprastumas ir teisinga savivaldos forma valdant pančjatams, vietiniai tarybai. Jauną laisvą Indiją, kankinančias problemas tikrai su laiku išspręs tie išminčiai, kurių Indija nestokoja ir šiandien. Pastabos pabaiga. Materinio ir dvasinio prado dominavimas yra struktūrinė išraiška ritos, kosminio dėsnio arba natūralaus teisingumo. Dieviškumas ir jo deivė dosnioji gamta nepažįsta šykštumo. Hinduizmo šventraščiai moko, jog žmogus gimsta šioje žemėje tam, kad kiekvienu gyvenimu kuo arčiau prasiskverbtų prie tų beribių kelių, kuriais pasireiškia dvasia visoje materijoje ir valdo ją. Rytai ir vakarai skirtingai suvokia šią didžią tiesą, tačiau turėtų mielai pasidalyti tarpusavyje savo atradimais. Be jokių abejonių, viešpats džiaugiasi, kai jo žemės vaikai kovoja, norėdami panaikinti skurdą, ligas ir sielos ribotumą. Visų kančių priežastis yra žmogaus nežinojimas apie savo sielos išteklius ir piknaudžiavimas laisva savo valia. Pastaba. Mes laisvai tarnaujame, nes laisvai mylime. Mūsų valia mylėti ar nemylėti, tuo mes gyvename arba puolame. Ir taip jau yra puolusiųjų iki nepaklusnumo, iš dangaus iki giliausio pragaro, iš tokios palaimos į tokias kančias. Miltonas, Prarastas rojus, Paradise Lost. Pastabos pabaiga. Visos nelaimės priskiriamos antropomorfiniai abstrakcijai, vadinamai visuomenė, turi būti partiestos prie kiekvieno paprasto žmogaus durų. Utopija turi prasidėti konkrečioje sieloje, prieš tapdama pilietinę dorybę. Tik vidinės individo reformos gali garantuoti išorinių sėkmę, o save pakeitę žmogus gali pakeisti tūkstančius. Visi laiko patikrinti pasauliniai šventraščiai iš esmės yra viena. Jie įkvėpia žmogų kelionį į aukštybės. Vieną maloniausių savo gyvenimo tarpsnių praleidau Ensinite, diktuodamas savo sekretoriams
knygos Dvasinis Kristaus gyvenimo aiškinimas A Spiritual Interpretation of Christ Life tekstą. Pastaba. Dieviškos lilos arba žaismingo žaidimo, dėl kurio atsiranda visi fenomenalūs pasauliai, esmė yra kūrybos ir kūrėjo tarpusavio sąveika. Vienintelė dovana, kurią žmogus gali pasiūlyti Dievui, yra meilė. Jos pakanka visą apimančiam viešpaties kilnumui sužadinti. Atneškite visą 10 į sandėlį, kad būtų maisto mano namuose, ir taip mane išmėginkite, kalbėjo galybių viešpats. Aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte apipilsiu jūs visokeriopą palaimą. Malachijo knyga 3:9-10. Pastabos pabaiga. Aš karštai maldavau Kristaus vadovauti man ieškant tikrosios jo žodžių prasmės, kurie buvo dažnai klaidingai aiškinami jau 2000 metų. Vieną vėlų vakarą, kai tyliai meldžiausi savo kambarėlyje Ensinite, visą erdvę užpildė opalo spalvos šviesa ir aš pamačiau švytinčią, palaiminto viešpaties Kristaus formą. Jis atrodė apie 25 metų jaunuolis, su reta barzda ir ūsais, ilgi tamsus jo plaukai žibėjo auksu. Jo akis buvo amžinai nuostabios, man stebint, jos nuolatos keitėsi. Kiekviena jų išraiška rodė dievišką išmintį. Šiuose didinguose akyse pajutau nesuskaičiuojamus pasaulius palaikančią galę. Prie lūpų šypsojosi šventasis Gralis. Jis priartėjo prie mano lūpų, paskui vėl sugrįžo prie Jėzaus. Netrukus šventasis prakalbo į mane nuostabiais ir asmeniškais paguodos žodžiais, kuriuos iki šių dienų saugau savo širdyje. Kitas darbas, kurį baigiau 1950 metais, būdamas savirealizacijos draugijos vienutėje šalia Mohavės dykumos, tai Bhagavad Gytos vertimas su komentarais. Knygoje Viešpaties pokalbis su Ardžuna, God Talks with Arjuna, smulkiai aptariau daugybę jogos kelių. Pastaba, išleista 1951 metais. Ardžuna buvo mylimiausias viešpaties Krišnos arba dieviškojo avataro mokinys. Krišnos patarimai Ardžūnai yra Bhagavad Gytos esmė. Ardžūna buvo Pandavų giminės karys, valdęs šiaurinę Indiją netoli dabartinio Delio. Anot indų mokslininkų, Krišna ir Ardžūna gyveno 3100 metais prieš mūsų erą, paskutinės treta jugos, sudarančios 24 000 metų ekvinokcinį ciklą pabaigoje. Žiūrėkite 17 skyrių. Pastabos pabaiga. Dukart, aiškiai pabrėždamas jogos techniką, Bhagavad Gytoje minima technika Babadži paprasčiausiai vadino kriya joga. Žymiausias Indijos šventraštis tokiu būdu siūlo praktinį ir moralinį mokymą. Pastaba Bhagavad Gita 4.29 ir 5.27-28. Pastabos pabaiga. Mūsų sapnų pasaulio vandenyne kvėpavimas yra ypatinga iliuzijų audra, kurianti konkrečių bangų sąmonę, žmonių ir visų kitų materialių objektų formas. Viešpats Krišna žinojo, kad vien filosofinių ar etinių žinių nepakanka žmogui iš skausmingo atskiro sapno būvio iškelti, todėl nurodė šventąjį mokslą, kuriuo jogas gali visiškai kontroliuoti savo kūną ir bet kada panorėjęs paversti jį tyra energija. Tokius jogų pasiekimus gali puikiausiai suvokti dabartiniai mokslininkai, atominio amžiaus pionieriai, visą materiją traktuojantis kaip energiją. Hinduizmo šventraščiai garbino jogos mokslą, nes jį galima pritaikyti visai žmonijai. Reikia pripažinti, kad kvėpavimo paslaptis buvo atskleista ir be formalios jogos technikos,
ne vien hinduistų mistikų įvaldžiusių transcendentinės atsidavimo viešpačiui galias atveju. Tokie krikščionys, musulmonai ar kitų tikėjimų šventieji nekartą buvo stebimi lyg suakmenėję ir nekvėpuodami pasinėrę į transą. Sabikalpa samadhi. Pastaba. Žiūrėkite 30-43 skyrius. Iš krikščionių mistikų pasiekusių sabikalpa samadhi galima paminėti šventą Teresę iš Avilos, kurios kūnas taip sustingdavo, kad jos vienuolyno vienuolės nesugebėdavo jo nei pajudinti, nei grąžinti šventąją į sąmonės būseną. Pastabos pabaiga. Be kurio ne vienas žmogus nepasiekė pirmos Dievo suvokimo pakopos. Kai šventasis pasiekė nirbikalpą arba dar aukštesnę samadhi būseną, tuomet jis negrįžtamai susilieja su Dievu, nepriklausomai nuo to, ar jis kvėpuoja ar nekvėpuoja, juda ar nejuda. 17 amžiaus krikščionių mistikas brolis Laurencijus pasakojo, kad pirmą kartą suvokė Dievą stebėdamas medį. Beveik visi žmonės yra matę medį. Deja, tik keletui pavyko įžvelgti ir medžio kūrėją. Daugelis žmonių visiškai nesugeba įvaldyti tokių nenugalimų pasiaukojimo galių, kurias be jokių pastangų įgyja ekantinai arba tyraširdžiai šventieji, randami visuose tikėjimuose tiek rytuose, tiek ir vakaruose. Visgi paprastas žmogus irgi turi galimybę bendrauti su Dievu. Pastaba. Paprastas žmogus kažkur ir kažkada turi pradėti dvasinę kelionę. Lao Tze pastebėjo, 1000 mylių kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Palyginkime su Budos posakiu. Tai joks žmogus negalvoja lengvabūdiškai apie gėrį, sakydamas savo širdyje, man taip nenutiks. Lašas po lašo pripildo puodelį, išmintingi prisipildo gėrio, net jei renka jį po truputį. Pastabos pabaiga. Šiam kilniam tikslui jam tai reikia kriya jogos technikos, kasdien laikytis moralės normų ir gebėjimo nuoširdžiai ištarti: viešpatie, trokštu pažinti tave. Pastaba. Tas, kuris aukoja Dievui antrąjį kąsnį, neaukoja jam nieko. Raskinas. Pastabos pabaiga. Tokiu būdu visuotinio jogos žavesio priežastis yra ėjimas Dievo link, naudojant praktinius mokslinius metodus, o ne per aklą tikėjimą, kuris vidutiniam žmogui nėra įmanomas dėl emocinio jo ribotumo. Daugelis didžių Indijos mokytojų buvo vadinami tirthakarais arba brastų statytojais, nes sumišusiai žmonijai tiesdavo kelią per audringas samsaros, karmos ratas, gyvenimo ir mirties kartojimasis, jūras. Samsara pažodžiui plaukimas palei, fenomenalaus pasaulio srovę, skatina žmogų rinktis kuo mažesnį pasipriešinimą. Kas bus pasaulio draugas, tas bus Dievo priešas. Pastaba. Džeimsas 4:4. Pastabos pabaiga. Norėdamas tapti viešpaties draugu, žmogus privalo nugalėti savo karmos priešus, nuolatos raginančius jį nuolankiai paklusti pasaulio iliuzijoms. Geležinio karmos dėsnio pažinimas skatina tikrą ieškotoją atrasti galutinį išsilaisvinimą iš majos pančių. Karminė žmonių vergovės priežastis yra aptemdyto proto troškimai, todėl jogas pradeda nuo proto kontrolės. Pastaba. Kaip žibinto liepsna nevirpa užuovėjoje, taip ir jogo mintis, nukreipta nuo jausmų audrų, išviečianti tiesiai į dangų, kuomet aprimsta mintis numalšinto šventų paskatų, kuomet jogas mąsto apie save,
ir išgyvena malonumą bei džiaugsmą, anapus visų jausmų, galinčių trukdyti sielai, tik siela ir jokių svyravimų. Tiesa vardan dar aukštesnės tiesos. Suvokus tai, atrodo, jog nėra jokio kito šiai būsenai prilygstančio lobio. Čia nėra jokių sąmyšių ar neramumų, tik laisvė nuo visų kančių, vadinama ramybė, palaimingoji atsiskyrimo joga, vadinkime tą žmogų tobulų jogų. Bhagavad Gita 6.19.23. Pastabos pabaiga. Galų gale karminio nežinojimo skraistė numetama ir žmogus pamato save tokį, koks yra iš tikrųjų. Gyvenimo ir mirties paslaptis, kurios atskleidimas yra tikrasis žmogaus viešėjimo šioje žemėje tikslas, glaudžiai siejasi su kvėpavimu. Kvėpavimo sulaikymas yra nemirtingumas. Suvokę šią tiesą, senovės Indijos ryšiai ėmėsi dirbti su kvėpavimu ir sukūrė aišku bei racionalų mokslą apie kvėpavimo sulaikymą. Jei Indija neturėtų jokių kitų dovanų pasauliui, vien kriya jogos užtektų tikrai karališkai aukai. Biblijoje yra fragmentų apie hebrajų pranašus, kurie gerai suvokė, kad kvėpavimą Dievas sukūrė kaip subtilę sąsają tarp kūno ir sielos. Pradžios knygoje rašoma: tuomet viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Pastaba. Pradžios knyga 2.7. Pastabos pabaiga. Žmogaus kūną sudaro cheminiai elementai, randami ir žemės dulkėse. Inertiškas mūsų kūnas niekada negalėtų atlikti jokios veiklos ar demonstruoti energiją bei judėjimą, jei paprastų žmonių siela per kvėpavimą nebūtų perdavusi kūnui gyvybinės dujų pavidalo energijos. Gyvybinės energijos pasireiškinčios žmogaus kūne kaip penkeriopą praną arba subtilioji gyvybinė energija yra visur esančios dvasios aum vibracijų išraiška. Gyvenimo atspindys arba panašumas į tikrovę, šviečiantis kūno ląstelėse ir atsirandantis iš sielos, yra vienintelė žmogaus prisirišimo prie kūno priežastis. Aišku, kad žmogus nerodytų deramos pagarbos molio gabalui. Jis klaidingai tapatina save su fiziniu kūnu, nes gyvybinės iš sielų trykstančios energijos per kvėpavimą perduodamos kūnui su tokia galia, kad žmogus pasekmę klaidingai suvokia kaip priežastį ir stabmeldiškai įsivaizduoja kūną kaip savarankišką. Būdraudamas, žmogus suvokia savo kūną ir kvėpavimą. Jo pasąmonės būsena, pasireiškinti miego metu, siejasi su laikinu proto atsiskyrimu nuo kūno ir kvėpavimo. Aukštesniosios sąmonės būsena yra laisvė nuo iliuzijos, kad buvimas priklauso nuo kūno ir kvėpavimo. Pastaba. Jūs niekada negalėsite tinkamai mėgautis šiuo pasauliu, kol jūsų venose nebanguos tikra jūra, kol nebūsite apsigobę dangumi ir vainikuoti žvaigždėmis, kol nesuvoksite savęs kaip tikro viso pasaulio paveldėtojo ir dar daugiau, kad visi žmonės yra vieninteliai paveldėtojai kaip ir jūs, kol negalėsite giedoti, mėgautis ir džiaugtis viešpačiu, kaip šykštuoliai džiaugiasi auksu, o karalius skeptru, kol nepažinsite Dievo kelių, kai pažįstate savo žingsnius ir stalą, kol artimai nesusipažinsite su šia nebūtimi, iš kurios buvo sutvertas pasaulis. Tomas Traherne, meditacijos šimtmečiai. Pastabos pabaiga.
Dievas gyvena be kvėpavimo, o pagal jo pavyzdį sukurta siela pirmą kartą atpažįsta save tik sulaikiusi kvėpavimą. Kai kvėpavimo sąsaja tarp sielos ir kūno suardo evoliucinė karma, prasideda staigus perėjimas, vadinamas mirtimi, ir kūno ląstelės sugrįžta į ankstesnį bejėgiškumą. Kriya jogas, kada tik panorėjęs, gali nutraukti kvėpavimo sąsają savo išminties pagalba, o ne grubiu karminiu įsibrovimu. Dėl nuolatinės praktikos jogas suvokia nematerialų savo bekūniškumą. Jam nereikia jokių mirties užuominų, kad žmogus be reikalo deda visas viltis į fizinį savo kūną. Per daugybę gyvenimų kiekvienas žmogus juda savo paties žingsniu, kad ir koks jis būtų nereguliarus, savo idealo link. Mirtis nėra jo pažangos pabaiga. Ji paprasčiausiai siūlo žmogui tinkamesnę astralinio pasaulio aplinką savo nuodėmėms apvalyti. Tegul neišsigąsta jūsų širdis. Mano tėvo namuose daug buveinių. Pastaba. Jonas 14:1-2. Pastabos pabaiga. Visiškai nepanašu, kad išsisėmė Dievo išradingumas, kuriant šį pasaulį, ir kad kitame pasaulyje jis nepasiūlys nieko įdomesnio, išskyrus arfų skambesį. Mirtis nėra nei būties baigtis, galutinis išsilaisvinimas nuo gyvenimo, nei duris į nemirtingumą. Tas, kuris pametė savo aš žemiškose malonumuose, neatras jo ir tarp astralinio pasaulio džiaugsmų. Ten žmogus paprasčiausiai įgis subtilesnę įžvalgą ir padidins savo jausmingumą gėriui ir grožiui, kurie yra viena. Būtent ant grubaus žemiško priekalo kovojantis žmogus turi iškalti amžiną dvasingumo auksą. Laikydamas rankoje sunkiai įgytą auksinį lobį, žmogus visiems laikams išsilaisvina iš fizinių atgimimo rato. Keletą metų vedžiau užsiėmimus Ensenite ir Los Andžele apie Patanžalio jogos sutras ir kitus gilius hinduizmo filosofijos veikalus. Kam Dievas apskritai sujungė sielą su kūnu, kartą paklausė vienas mokinys. Koks buvo jo tikslas pradėti evoliucinę kūrybos dramą? Daugybė žmonių uždavinėjo panašius klausimus, o filosofai veltui ieškojo atsakymų. Palikime amžinybei nors keletą paslapčių, mėgdavo sakyti Šri Juktešvaras. Kaipgi ribotas žmogaus protas gali paaiškinti nesuvokiamus, neišreikšto absoliuto ketinimus? Pastaba. Nes mano mintis ne jūsų mintis, o mano keliai ne jūsų keliai, tarė Viešpats. Kaip aukštas yra dangus, taip ir mano keliai viršyje jūsų kelius, ir mano mintis jūsų mintis. Izaijo knyga 55:8-9. Dantė dieviškojoje komedijoje iškilmingai pareiškė: aš buvau danguje, kuris ryškiausiai švietė, nutviekstas jo šviesos. Aš mačiau daiktus, apie kuriuos sugrįžęs iš ten nerandu žodžių papasakoti. Nes artėjant prie savo troškimų, mūsų protas taip užburiamas, jog visiškai neatsimena nueito kelio. Tačiau, jei kas nors iš šventosios karalystės sugebės tos lobius prisiminti, tai bus mano tema, kol baigsis mano daina. Pastabos pabaiga. Žmogaus gebėjimas racionaliai protauti, varžomas fenomenalaus pasaulio priežasties pasekmės principo, yra bejėgis prieš pradžios ir priežasties neturinčio Dievo paslaptį. Vis dėlto nors žmogaus protas ir negali suvokti kūrybos mįslių, kiekvieną paslaptį pats Viešpats galų gale atskleis
kiekvienam ieškotojui. Nuoširdžiai išminties ieškantis žmogus džiaugiasi pradėjęs paieškas nuo dieviškojo plano abėcėlės mokymosi ir pirmą laiko nesiekia suvokti subtilę matematinę Einšteino teoriją apie gyvenimą. Dievo niekas niekada nėra matęs, joks mirtingasis varžomos laiko arba majos reliatyvumo negali pažinti absoliuto. Tik tai viengimis sūnus, esantis tėvo prieglobstyje, Kristaus sąmonė arba išoriškai suprojektuotas tobulas protas, vadovaujantis visiems struktūriniams fenomenams per aum vibracijas, iškilo iš neišreikšto dieviškumo gelmių, kad parodytų vienybės įvairovę. Mums jį atskleidė priklausomas nuo formos arba išreikštasis. Pastaba Jonas 1.18, pastabos pabaiga. Į šį kaltinimą Jėzus jiems atsakė: iš tiesų sakau jums, sūnus nieko negali daryti iš savęs, vien tai, ką mato darant tėvą, nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. Pastaba Jonas 5.19, pastabos pabaiga. Trejopą Dievo prigimtį fenomenaliame pasaulyje hinduizmo šventraščiai rodo per Brahmą kūrėją, Višnų saugotoją ir Šyvą griovėją, atnaujintoją. Trejopa jų veikla nuolatos pasireiškia kūrybos vibracijomis. Absoliutas yra anapus abstrakčių žmogaus suvokimo galių, todėl pamaldus indas garbina jį kaip didingą trejybę. Pastaba. Kitaip ši trejybė vadinama Sat Tat Aum arba tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Brahma, Višnus, Šyva reprezentuoja trejybę kaip Tat arba sūnų, kūrybos vibracijoms būdinga Kristaus sąmonė. Trejybės šaktės energijos arba palidovės yra simboliai Aum arba šventosios dvasios, pagrindinės priežastinės galios vibracijomis palaikančios kosmosą. Žiūrėkite 15-22 skyrius. Pastabos pabaiga. Vis dėlto kūrybinis palaikomasis griaunamasis Dievo aspektas nėra galutinė ar net esminė jo prigimties, nes kosmoso kūryba yra tik jo lila, kūrybinis sportas. Jo esmės neįmanoma suvokti net suvokus visas trejybės paslaptis, nes išorinė jo prigimtis, pasireiškinti nuolatinėje atomų kaitoje, tik išreiškia jį, bet jo neatskleidžia. Galutinė viešpats prigimtis pažįstama tik tuomet, kai sūnus užkopia pas tėvą. Pastaba. O viešpate, tu visą sukūrei, tavo valia visa yra ir buvo sukurta. Apreiškimas Jonui 4.11. Pastabos pabaiga. Išsilaisvinęs žmogus peržengia vibracijų sferas ir įžengia į nevibruojantį šaltinį. Visi didieji pranašai, paprašyti atskleisti galutinės paslaptis, likdavo nebylus. Kuomet pilotas paklausė, kas yra tiesa? Pastaba Jonas 14.12. Pastabos pabaiga. Kristus nieko neatsakė. Tokie visa apimantis paradiniai intelektualų, pavyzdžiui, piloto klausimai, retai kyla iš ugningos tyrinėjimo dvasios. Tokie žmonės kalba dažniau su tuščia arogancija ir mano, kad dvasinės vertybės yra vien plačių pažiūrų rezultatas. Pastaba. Meilė dorybė, tik ji viena yra laisva. Ji gali išmokyti mus, kaip pakilti aukščiau už sferų varpus. Jei dorybė būtų silpna, pats dangus nužengtų padėti jai. Miltonas Komus. Pastabos pabaiga.
Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pastaba Jonas 18:37, pastabos pabaiga. Šiais žodžiais Kristus daug ką pasakė. Dievo vaikas liudija savo gyvenimu. Jis įkūnija pačią tiesą, o jei jis dar ką ir aiškina, tai jau yra kilnus daugžodžiavimas. Tiesa nėra teorija, nėra spekuliatyvi filosofinė sistema ar mąstymo įžvalga. Tiesa yra tiksli realybės kopija. Žmogui tiesa yra tvirtas, tikrosios savo prigimties pažinimas, savęs kaip sielos suvokimas. Jėzus visais savo gyvenimo veiksmais ir žodžiais įrodė, kad pažino tiesą, savo šaltinį viešpatyje. Absoliučiai susitapatinęs su visur esančia Kristaus sąmonė, jis dažnai sakydavo: visi, kurie pripažįsta tiesą, girdi mano balsą. Ir Buda atsisakė aiškinti galutinės metafizinės tiesas bei teigia, kad geriausia trumpą buvimą žemėje išnaudoti tobulinant moralinės vertybės. Kinų mistikas Lao Tse mokė: žinantieji nesako, sakantieji nežino. Galutinės Dievo paslaptis nėra atviros diskusijoms. Slaptojo kodo iššifravimas nėra žmogaus žmogui perduodamas menas. Čia tik viešpats gali būti mokytoju. Nurimkite ir žinokite, kad aš esu Dievas. Viešpats niekada nesipuikuoja savo visagalybę. Išgirsti jį galima tik tyroje tyloje. Vibruodamas visatoje kaip kūrybiškas aum, pirminis garsas akimirksniu pavirsta suprantamais žodžiais, su juo susijungusiam ieškotojui. Dieviškos kūrybos tikslas, kurį sunkiai pagauna žmogaus protas, detaliai aiškinamas Veduose. Ryšiai mokė, kad kiekvieną žmogų sukūrė Dievas kaip siela, kuri prieš sugrįždama į absoliutą apreikš tam tikrus konkrečius viešpaties bruožus. Todėl Dievui brangus visi žmonės, nes jie visi apdovanoti dieviškąją individualybę. Pastaba. Viešpats sukūrė mane savo kelių pradžioje, pirmąjį iš savo seniai atliktų darbų. Prieš amžius buvau sukurta pačioje pradžioje, prieš žemės pradžią. Patarlių knyga 8:22-23, pastabos pabaiga. Indijos vyresniojo visų tautų brolio sukaupta išmintis yra visos žmonijos paveldas. Vedų tiesa, kaip ir visos kitos tiesos, priklauso ne Indijai, o viešpačiui. Didieji ryšiai, kurių protai buvo tyros saugyklos dieviškai vedų išminčiai priimti, buvo žmogiškosios rasės nariai, gimę šioje žemėje visos žmonijos labui. Žmogaus vertinimas pagal rasę ar tautą yra beprasmis tiesos pasaulyje, kur vienintelė vertybė yra dvasinis pasirinkimas priimti tiesą. Dievas yra meilė. Kūrybiško jo plano šaltinis gali būti tik meilė. Argi tokia paprasta mintis, stipresnė už bet kokius mokslinius aiškinimus, neatneša paguodos į žmogaus širdį. Kiekvienas prie realybės širdies prisilietęs šventasis gali patvirtinti, kad visa apimantis dieviškasis planas tikrai egzistuoja. Jis yra nuostabus ir kupinas džiaugsmo. Pranašui Izaijui viešpats atskleidė savo ketinimus tokiais žodžiais. Pastaba
Izaijo knyga 55, 11-12, pastabos pabaiga. Tai yra mano žodis, kūrybiškas aum, išeinantis iš mano burnos. Jisai nesugrįž pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštų ir atliks, ko siųstas. Taip, kupina džiaugsmo širdimi, išeisite ir būsite saugiai vedami į namus. Kalnai ir kalvos jūs išvydę, pratrūks džiaugsmo giesme, visi medžiai laukuose jums ims ploti. Kupina džiaugsmo širdimi išeisite ir būsite saugiai vedami į namus. Bėdų prispausto 20-ojo amžiaus žmonės ilgesingai klausosi šio pažado. Jame esančią tikrą tiesą gali įgyvendinti kiekvienas Dievo vaikas, nuoširdžiai trokštantis vėl susigrąžinti dievišką savo palikimą. Palaimintos Kriya jogos vaidmuo rytuose ir vakaruose prasidėjo jau seniai. Tegu visi žmonės sužino, jog yra aiški mokslinė savirealizacijos technika visiems žmonijos vargams nugalėti. Siųsdamas meilės vibracijas tūkstančiams Kriya jogų, lyg žėrintis brangakmeniai, išsimėčiusiems po visą žemę, aš dažnai dėkodamas galvoju: Viešpatie, šiam vienuoliui tu davei didelę šeimą. Pabaiga.